Tai kodėlgi mes nerodome Noras, jeigu jį vis dėlto laimėjo 5 Oskarus? Atsakymas yra pakankamai paprastas. Nes nenorim. O nenorim dėl kelių paprastų priežasčių. Pirmoji jų yra rusų aktoriai, kurie vaidina filmą. Problema yra ne tai, kad jie yra rusai, o tai, ką jie yra darę anksčiau ir kur jie filmavėsi ir kaip jie pozicionuoja save viso karo kontekste. Pirmiausia, tai Jūra Borisovas, kuris yra pirmasis rusas po 47 metų pertraukos gavęs Oskaro nominaciją, kuris dar 20 metais pasirodė rusų propagandos filme Kalašnikovas apie automatinio ginklo AK-47 sukūrėją. Atrodytų biografinis filmas, bet jisai buvo finansuojamas Rostek, tai yra rusų ginklų gamintojo. Taip pat jis buvo filmuojamas aneksuotame Kryme ir tai jau kaip ir automatiškai išreiškė jo poziciją, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad net ir po Rusijos invazijos į Ukrainą jisai neišsakė savo pozicijos, kaip tą darė kiti iš Rusijos pabėgę aktoriai ar kultūros žmonės. Kitas aktorius, tai yra pagrindinį Noros personažą, rusų oligarchų sūnų Vanio įkūnijas Markas Eidelšteinas. Ir paskutinysis jo filmas tai buvo 22-aisiais pasirodęs Land of Sasha arba Strana Sasha, kuris beje buvo finansuotas Gazpromo, o kas yra Gazpromas turbūt žino visi Lietuvoje. Kaip ir Jūra, Markas iki šiol nėra išreiškęs jokios pozicijos dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Taip pat yra ir finansiniai dalykai. Tiksliai pagrįsti to nėra įmanoma, vien dėl to, kad rusai geba labai gerai slapstyti savo finansinius pėdsakus, bet kai filmas pasirodė, didžioji dauguma Rusijos propagandos tiesiog pradėjo šėlti ir buvo labai laimingi šitą pergalę ir pripažinimu, nepaisant to, kad filme iš principo nėra teigiamai vaizduojami rusai. Vadinasi, kažkoks ryšys vis dėlto yra. Taigi, bet kuriuo atveju filmas turi per daug šešėlio, per daug neaiškumų ir būtent dėl šios priežasties Lietuvos kino teatrai atsisakė rodyti filmą, nepaisant to, kad platintojas, kuris turėjo tiesioginės teisės, iš studijos Universal ir jam nereikėjo pirkti iš niekur kitų, iš kitų teritorijų teisių, tiesiog studija Universal norėjo išleisti šį filmą Lietuvoje ir visi Lietuvos kino rodytojai atsisakė tą daryti.